Sveiki visi, pravesiu trumpą turą per Bioversio laukelius. Tie, kas buvot parodoj, bet dėl beprotiškos gyvenimo skubos nespėjot užeit, arba tie, kas parodoj nebuvot. Pradėsim nuo pupų. Pirmajame laukelėje yra naudotas tiek MPK trąšos, tiek žydėjimo pradžioje panaudotos azotinės trąšos. Bendrai azoto šičia yra atiduota 56 kg. Tai pupos, matome, yra puikiai užaugusios, puikiai įsivyščiusios ir turim gana tolygų pasėlį. Antrasis laukelis yra nenaudota visiškai nei MPK trąšų, nei azotinių trąšų. Naudotas yra mūsų bakterinis produktas Grow, kuris fiksuoja iš atmosferos azotą ir tirpina fosforą su kaliu. Fosforas su kaliu yra reikalingas tiek gumbeliniams bakterijoms, tiek pačiam šaknyno tolygesniam vystymuisi. Ir trečiasis pupų laukelis tai yra visiška kontrolė, kuriame joks tręšimas nėra darytas. Tai matome, pasėlis kur kas kuklesnis, tiek, sakykime, jisai mažiau jame išvystyto tolygumo ir augalai yra čia kur kas skurdesniai aplinkoj. Tai galim pereiti toliau prie vasarinių kviečių. Pirmajam vasarinių kviečių laukelį mes turim 30% mažintą trąšų ir naudotą produktą Grow. Antrajame laukelėje turime pilną trąšų normą. Tai kokios čia trąšų normos taikytos, tai sakykime, pirmajame laukelėje 96 azoto, 70 fosforo, 70 fosforo ir 98 kalio yra, o pirmajame laukelėje, kur mūsų produktai panaudoti, yra 67 azoto, 49 fosforo ir 68 kalio. Tai tręšimas skiriasi 30%. Ką mes čia pažiūrėjom, tai varpoje esančių grūdų skaičius yra 11, o kairiausiame kontrolinėme laukelėje, kur yra tik sumažintas tręšimas ir bakteriniai produktai nenaudoti, jau radom tik 9 arba 10. Tai jau yra skirtumų varpoje esančių grūdų skaičių. Toliau žieminiai kviečiai. Ir tendencijos yra tos pačios. Šičia, ką mes norėjom pademonstruoti, tai mes čia mažinom bendrą tręšimą 30%. Tai tręšimas veiklia medžiaga čia atrodytų taip, kad pirmajame laukelyje yra 163 azoto, 56 fosforo ir 84 kalio. Ir naudotas Grow produktas. Tai ką mes iš čia matom, tai pakankamai tankus pasėlis, intensyvi spalva ir maisto medžiagų šičia trūkumo augalai nejaučia. Kaip vieną iš kontrolių mes padarėme pilną tokį tręšimą, tai yra 230 azoto veiklia medžiaga, 80 fosforo, 120 kalio. Aišku, tie pasėliai tarpusavį skiriasi, tai buvo laukelis skirtas vertinti kontrastą tręšimo ir pats pirmasis laukelis tenai yra taip pat su 160 azoto, 56 fosforo ir 84 kalio. Tai ką mes čia matom, tai mes matom daug daugiau šitų mažų varpų. Pats pasėlio tankumas nėra toks, sakykime, uždengtas kaip pirmam variante su Grow. Ir, sakykime, ta spalva jau yra šiek tiek bliškesnė. Tai matome, kad čia su augalų mityba yra šiek tiek sudėtingesnės sąlygos negu pirmajame laukelėje. Čia du laukeliai yra mintis tokia, kad naudojant šiek tiek mažiau trąšų, veiklia medžiaga azoto čia būtų 88, fosforo 56 ir kalio 84. Tai abiejose laukeliuose tiek yra įdėta.
ir kairiajame laukelėje panaudotas Grow produktas. Tai ką mes čia matom, taip pat daug tankesnį pasėlį, lyginant su kontrolė, kur nenaudotas produktas. Ir čia spalva yra taip pat daug intensyvesnė. Tai mitybos atžvilgių šitoje vietoje mes turim geresnės sąlygas. Tai galim pereiti prie fungicidinių laukelių. Tai turim žieminius miežius. Pirmajame laukelėje žieminių miežių mes nenaudojame jokio fungicido. Tai yra situacija tokia, kad ligos jau yra pažeidusios augalus, patys augalai yra jau beveik subrendę ir jau artimiausiu metu būtų galima važiuoti juos kult. Vidurinėme laukelėje yra panaudoti 3 fungicidai. Tai kuom skiriasi nuo pirmosios kontrolės, kur nieko nenaudota, tai matom daug daugiau žalios spalvos, ką ir fungicidai ir padarė, apmažino čia ligų. Ir turim dešiniausiai laukelį su biologiniu fungicidu. Tai skirtumų kažkokių tarp biologinių ir cheminio fungicido nei mes, nei parodos lankytojai nepastebėjo. Tai kiek jau yra tų ligų, tai yra tiek tam variante, tai matom, kad maždaug efektyvumas yra panašus. Tai labai geras ženklas, einam gerą linkme ir matom, kad efektyvumą produktų mes jau savo išgausim. Toliau, kad būtų labiau galima dar labiau pažiūrėti, tai paėmėm ir žieminius kviečius. Tai pirmajame laukelėje yra naudotas biologinis fungicidas. Tai šičia ligų yra tik ant apatinių lapų, mes matom. Viduriniam laukelį, kur yra 3 cheminiai fungicidai panaudoti, labai panašus vaizdas. Mes taip pat matom ligų iš principo tik ant apatinių lapų. Ir tada turim kontrolę, kur nėra jokio fungicidinio purškimo, tai čia netgi skleist pasėlio nereikia, ligos matosi puikiai tiek ant viršutinių, tiek ant apatinių lapų, bet kur kas yra ligų išplitimas čia didesnis lyginant su kitais 2 variantais. Pastebėjo parodos lankytojai, kad puikiai biologinis fungicidas susitvarkė su augalų ligom. Na ir matom, kad tikrai progresuojam šitoje vietoje ir produktas eina jau iš kūrimo būsenos į jau pabaigos stadiją. Ir šitoje sekcijoje mes turim jau mūsų parduodamą, galima jau įsigyti šitą produktą, tai jis yra Protectas. Jo principai yra, kadangi ligos pagrinde pasireiškia rudenį, tai mes jį ir rekomenduojam naudoti rudenį. Galima juo velti sėklą, galima purkšti pasėlius, čia jau ūkis pasirenka, kaip technologiškai jam panaudoti jį yra patogiau. Ir pirmajame laukelėje kontrolinėme mes mūsų produktai nenaudoti, yra pavasarį naudoti 3 fungicidai. O dešiniajame laukelėje yra pirmas fungicidinis purškimas praleistas ir po to 2 sekę fungicidiniai purškimai yra buvę. Bet kai mes išėmėme po porą augalų, tai matome, kad kontrolinėme laukelėje mes turime 3 žalius lapus ir 4 yra jau toks parudavęs. O variante, kur naudotas Protect iš rudens, mes turime 4 žalius lapus. Tai principe visą savo darbą jis yra padaręs. Tai jisai veikia augalo ankstyvose vystymosi stadijose. Tiek apie mūsų laukelius ir siūlau sekti informaciją. Artimiausiu metu dalinsimės gamybinių bandymų rezultatais iš demo ūkių. Tai iki pasimatymo.